Sveiki sugrįžę į finansiškai raštingį kanalą. Šiandien kalbėsime apie 3 populiariausius ETF'us, kuriuos dažniausiai renkasi investuotojai, norintys pasyviai auginti savo kapitalą ir pasirūpinti savo ateitimi. Tai yra viso pasaulio fondas, S&P 500 ir technologijų Nasdaq 100. Detaliai palyginsiu šios fondus, aptarsiu jų privalumus ir trūkumus ir padėsiu tau išsirinkti, kurisgi iš šių fondų geriausiai atitiktų tavo investavimo tikslus. Bet pradžioje pradėkime nuo pagrindų. ETF'as arba biržoje prekiaujamas fondas yra vienas paprasčiausių būdų investuoti į įvairias įmonės per vieną finansinį produktą. Pavyzdžiui, investuodamas į mano minėtą viso pasaulio fondą, apie kurį šiandien detaliai pasakosiu, įsigyja mažas dalis iš daugiau nei 3700 įmonių visame pasaulyje. Kodėl investuotojai investuoja per ETF'us? Nes tai yra tikrai paprasta, tai yra pasyvus investavimas, mažesni mokesčiai ir galima užsitikrinti tikrai aukštą diversifikaciją. Na ir iš principo pasirinkus vieną ar 2 ETF'us, galima investuoti tiesiog bukai, taikant dollar cost averaging strategiją kiekvieną mėnesį 5, 10, 15, 20, 30 metų ir pilnai pasirūpinti savo ateitimi. Kitaip sakant, tai yra pasyvus investavimas, žmogui nereikia analizuoti kiekvienos kompanijos, nes fondas susideda iš kelių šimtų ar, kaip prieš tai minėjau, 3700 įmonių ir kad tokie fondai neaugtų pasaulyje, turi atsitikti kažkokie labai drastiški dalykai ir jeigu jie neaugtų ilguoju laikotarpiu. Gali būti, kad atsitiks kažkokia krizė, metams, 2, pavažiuos fondas šiek tiek žemyn ir po to jisai vėl atsistatys. Ta mes tikrai matėme ne kartą, kas 7-11 metų pasaulis turi atitinkamas krizės, bet jeigu investicijos pakilo, tarkim, 100% per tą laikotarpį ir nukrito 20% ir po 2 metų vėl atsistatė ir viršijo tą ribą, mes turim atitinkamas investicinės grąžas, apie kurias aš šiandien kalbėsiu, tai kažkur tarp 8 ir 14% vidutinę metinę grąžą. Taigi, jeigu tu nuo ryto iki vakaro dirbi kažkokį darbą, ar užsiimi kažkokią individualią veiklą, turi kažkokios įdomias sferas, kuriamis domiesi ir skiri ten savo laiką ir energiją, augini vaikus, turi kažkokius hobius ir investavimui tikrai neskirsi kelių valandų per dieną ar keliasdešimt valandų per mėnesį, ETF'ai bus puikus pasirinkimas, kurie leis pasirūpinti tau savo ateitimi. Kitaip sakant, ETF'ai yra ypač naudingi tiems, kurie neturi labai daug laiko ar noro nuolat stebėti rinkas, daryti individualius akcijų pasirinkimus. Jie siūlo prieigą prie įvairių sektorių ir regionų per vieną investiciją. Kitaip sakant, šitas video yra apie tai, kaip investavimui skirti kokių 15 minučių per mėnesį ir vis tiek pasirūpinti savo finansinę ateitimi ir pasiekti finansinę laisvę. Taigi atsidarom Just ETF puslapį, aš jau turiu susimetęs šiuos 3 fondus, galim patogiai palyginti šiuos ETF'us, tai yra viso pasaulio fondas, S&P 500 ir Nasdaq 100. Na tai ir pradėkime nuo labiausiai diversifikuoto fondo viso pasaulio. Taigi turto valdymo mokestis yra 0,22, tai yra daugiau negu S&P 500, bet mažiau negu Nasdaq 100. Jis yra akumuliuojantis fondas, 3597 pozicijos iš viso šitame fonde, vienetas kainuoja 134 eurus. Ir matom, kad vieneto vertė per paskutinius 5 metus paaugo 70%, didžioji jo dalis 10%, tai yra 21%, yra Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Broadcomas. Tai iš principo pagrindinės technologinės kompanijos Amerikoje, tai sudaro didžiąją dalį šito fondo. Tai vadinasi, jeigu jos labiausiai augs, tikėtina, kad augs ir šitas fondas ženkliai labiau. Net 60% yra alokacijos iš Amerikos įmonių ir sekančius pasiskirstimus Japonija 5,5%, UK 3%, China 2,63%. Technologijos, finansai, matot, kokie yra sektoriai pasiskirstę ant šito fondo, kaip pasiskirstę per sektorius. 26% net technologijos. Po to, kai analizuosim Nasdaq 100, matysit, koks tenais procentas. Na ir kaip atrodo jo grąžos, aišku, dabar 23 metais, 24 metais mes tiesiog turėjom kosminius augimus. Jeigu pasižiūrėti jo volatility 5 metų, tai yra apie 17,18%, 1 metų 11%. Na ir kaip jį surasti rinkoje, tai yra tikeris WWCE, vokiečių biržai, arba galima nusikopijuoti ISIN kodą ir pagal ISIN kodą, jeigu mes nukeliausim į brokerį, visą laiką galėsim surasti visose biržose esantį tą fondą, tai tarkim VVC, matomis eurais galime įsigyti šitą fondą, per Freedom24 doleriais galime įsigyti, skirtingomis valiutomis. Per Freedomą galite pasižiūrėti ir fondo grafiką, kaip jis atrodo, ir informaciją atitinkamą matyti, pasižiūrėti ir KIDą, ir kitus dokumentus, tai patogiai ir nesudėtingai. O jeigu norite investuoti, spaudžiat prekybą
įsivedat jau mano minėtą tikerį arba ISIN kodą, atsidaro sesiją, aš dabar filmuoju, tai neatsidarysiu, bet atsidaro sesiją, įrašysit vienetų kiekį ir paprasčiausiai galėsit įsigyti, kaip birža dirba, už market orderį arba už limit orderį. O mes judėkime toliau prie S&P 500. S&P 500 fondas, na, kaip matot, mokesčiai yra 0,03%, tai yra patys mažiausi mokesčiai fondo ETF-o, kokio aš apskritai esu matęs, apie nieką, irgi yra akumuliuojantis fondas, vadinasi, gautus dividendus reinvestuoja, jums automatiškai patiems nieko daryti nereikia, mokesčių papildomai mokėti nereikia, gauti dividendai yra priakumuliuojama, pabrangsta investicinis vienetas ir jums daugiau patiems nieko daryti nereikia. Yra 503, jau matot, kad kiekis kompanijų, kiek yra tame fonde, yra mažiau. Kaip matot, S&P 500 fondas kaip susideda, kuo čia daugiau tų kompanijų žaliuoja, tuo labiau brangsta fondo vienetas, kuo raudonuoja, tuo labiau pinga fondo vienetas. Tai yra 500 kompanijų, prieš tai buvo 3600 kompanijų, tai yra labiau diversifikuotas fondas, tai vadinasi, jisai atsparesnis svyravimams, jeigu S&P 500 turi 500 kompanijų ir jeigu su Amerikos rinka, nes visos tos kompanijos yra iš Amerikos rinkos, kažkas atsitiks ir važiuosim žemyn, tai tikėtina, kad šitas fondas pavažiuos labiau žemyn. Fondo vieneto kaina yra tik tai 13,9 bei 14 eurų, tai vadinasi labai pigiai galit jį pirkti. Tai vadinasi, fondai pirkami visą laiką vienetais, tai negalit pusę vienetų nusipirkti, turit sumokėti pilną kainą. Aišku, aš jau nekartą esu minėjęs, kad investuoti reikėtų bent jau 100-200 eurų per kartą, nes už kiekvieną pirkimą pas brokerį jūs irgi sumokat, kas kainuos apie 2 eurus pirkimas. Tai jeigu jūs perkat už 13,90 ir sumokat 2 eurus, nelabai logiška. Verčiau pataupyti didesnę pinigų sumą ir pirkti daugiau vienetų. Šiuo atveju, nežinau, 10 vienetų nusipirkti, sumokėsit tuos pačius ten apie 2 eurus mokesčių. Šitas fondas naujai sukurtas, tai istorijos jo nėra, bet jeigu paimsim tai jeigu paimsiu SXR8, tą patį S&P 500 fondą, tik tai kito fondo ir šiek tiek didesnių turto valdymo mokesčių ir šiek tiek brangesnį už vienetą, bet principas investuosi tą patį S&P 500. Matot, kad vieneto vertė per 5 metus paaugo, pasikeitė daugiau negu prieš tai minėto viso pasaulio fondo. Aišku, kadangi S&P 500 yra labiau koncentruotas ir mažiau diversifikuotas, kuo labiau paaugo tam tikros kompanijos, kurios yra tame fonde, ir fondas turi didesnį procentą tų kompanijų, tuo labiau pabrango ir fondo vienetas ir uždirbom didesnį investicinę grąžą. Tai grįžtant prie mūsų SPIL, 34% sudaro 10%, tai vadinasi šiek tiek daugiau negu trečdalį viso fondo sudaro šitos akcijos. Apple'as, Nvidia, Microsoft'as, Amazon'as, Meta, Alphabet'as, Tesla, Warreno Buffett'o kompanija ir Broadcom'as. Kuo labiau šitos 10 kompanijų auga, tai netgi yra pasakymas, kad stebuklingasis septynetas pagrinde augina tiek technologijų šimtuką, tiek S&P 500, tiek visą pasaulį ETF. Tai ką turit suprasti, kad jeigu jūs investuojate ir į viso pasaulį ETF ir į S&P 500, didžioji dalis jūsų akcijų, į kurią jūs investuojat, fondo alokacijos persidengia. Tai dėl to dažnai yra sakoma, kad nėra labai didelės logikos investuoti, nes jūs investuojat pagrindai į tas pačias kompanijas. Aišku, investuodami į visą pasaulio fondą jūs ir pasiekėt labai didelį kiekį ir kitų kompanijų. Tai čia labai priklauso nuo strategijos. Aš tiesiog dalinuosi, kad žinotumėt, kad didžioji dalis, tai šiuo atveju 34%, prieš tai buvo 25%, nemaža dalis sudaro tų pačių kompanijų. Ir kaip matote, ta lokacija yra US, sektorius technologijų vėlgi užima didžiausią dalį, tai yra ir kitų sektorių. Vienų metų volatilumas 14%, tikeris, kaip gali rasti, SPIL, arba vėlgi ieškoti pagal ISIN kodą, bet galima tiesiog per SPIL. Vedam į paiešką SPIL ir matom, kad šitas fondas yra eurais, 13,9 kainuoja,
vėlgi rašytume norimą kiekį ir galėtume atitinkamai įsigyti tiek per naršyklę, tiek Freedom24 tikrai turi patogią programėlę. Man asmeniškai patogu naudotis kompiuteriu ir desktopu. Aš investuoju visą laiką taip, bet žinau, kad daugelis ypač jaunesnių žmonių nemėgsta jungtis per kompiuterį ir mėgsta patogus appsus, tai Freedom24 tikrai turi patogų appsą ir labai paprasta per minutę galima suinvestuoti. Tai, kaip sakiau, net 15 minučių, tai, na, aišku, reikia persivesti pinigus pas brokerį, ne? Na, aišku, pirmiausia, atsidaryti sąskaitą, persivesti pinigus pas brokerį, bet vis tai užtrunka ten 15-20 minučių darbo prasme, po to, aišku, atkeliauja pavedimas, nueiti į priekybą, įvesti jūsų norimą tikerį, apie kurį aš pakalbėjau, pasirinkti vienetus, pasirinkti rinkos market orderį, paspausti buy ir volia, visas sudėtingumas investavimo. Sudėtingumas yra tame, kad tą reikia daryti kiekvieną mėnesį. Ir žmonės dažnu atveju pamiršta persivesti pinigus, pamiršta investuoti, nes atsirandagi svarbesnių kažkokių pirkinių, bet nieko svarbiau nei investavimas neturėtų būti. Valdant pinigus teisingai, kai mes uždirbam pinigus, iš karto dalį pinigų turėtume kiekvieną mėnesį persivesti ir suinvestuoti į kažkokias finansinės priemonės ar į vertybinių popierių sąskaitą, investavimo sąskaitą. Tik po to mokėti visiems kitiems. Apie tai aš ne kartą kalbėjau ir savo seminaruose, tai pasižiūrėkit finansiškai raštingi Facebook grupėje, jeigu dar nesat jos nariai, tai būtinai užsukit į Facebooko grupę, šio video aprašyme rasit ir Facebooko grupę, tai yra privati grupė, kur mes diskutuojam, dalinamės, galite užduoti klausimus ir tenais yra ir visokie eventai, dažnai darom ir nemokamus renginius, tai būtinai užsukit ir tapkit mūsų bendruomenės nariais ir diskutuokit ir klauskit ir padėsim jums ir asmeniškai. Tai tiek su S&P 500, na, o dabar judam prie Nasdaqo 100 arba 100 technologinių įmonių, tai vadinasi, buvo 3600, 500 kompanijų, o dabar yra 100 kompanijų. 101 holdingas, 30%, 0,3% yra turto valdymo mokestis, yra distributing fondas, tai yra išmoka dividendus. Parinkau tokį, nes vieneto kaina, kad būtų pigesnė, 198, nes akumuliuojantis fondas kainuoja virš 1000, yra SXRV, galėsiu ir jį parodyti, jeigu norėsite akumuliuojančią. Tai vadinasi, reikia sutaupyti daugiau pinigų, kad įsigytumėt vieną fondo vienetą, investuotumėt tą patį Nasdaqo 100. Taip, per paskutinius 5 metus augimas didžiausias iš visų, aišku, technologijų sektorius labiausiai ir augo per pastruosius 5 metus, nebūtinai praeities rezultatai atspindės ateities rezultatus. 101 holdingas ir matot, 50% sudaro mano jau minėtos kompanijos, tai vadinasi Apple'as, Nvidia, Microsoft'as sudaro didžiąją dalį šito fondo. Lokacija vėlgi yra Amerikoje ir technologijų sektorius užima 50%. Tai atkreipkit dėmesį būtinai. Tai, ką rodau, ir kažkieno strategija gali būti investuoti tik į S&P 500, kažkieno strategija, kas prisima daugiau rizikos ir tikit labiau technologijų sektorių ir tikitės didesnės investicinės grąžos, kad ir ateityje bus taip, kaip buvo praeityje, galbūt investuoti į Nasdaqo 100, o tie, kurie nori turėti mažiausius sviravimus, logiškiausia investuoti į viso pasaulio fondą, apie kurį aš pasakojau. Jeigu jūs norite taikyti tokią strategiją, galite investuoti ir į visus šitos 3 fondus ir pasižiūrėti, kurio rezultatai jūs labiausiai tenkins ilguoju laikotarpiu, galbūt, kai ateis krizė ir prireiks jums pinigų, imti tokiu atveju iš viso pasaulio fondo, palaukti, pakol S&P 500 ir Nasdaqo 100 atsistatys, nes tikėtina, kad jisai leisis mažiausiai, Nasdaqo technologijų 100 pakris krizinių laikotarpių atitinkamai daugiausiai. Su mintimi į tai, kad tos korporacijos, apie kurias aš minėjau, čia jums rodau, irgi juda į dirbtinį intelektą ir neperseniausiai dariau video apie tai, kad iki 2030-ųjų daug nusimato augimo dirbtiniam intelekte, tai galimai tas technologijų sektorius turėtų visai neblogai ir augti ateinančius 5 metus. Tai žiūrint tik į investicinę grąžą ir didesnį rizikos prisiėmimą, tikėtina, kad technologijų 100 ir ateinančius 5 metus turėtų performinti geriausiai. Ar tai bus? Laikas parodys. Aš asmeniškai turiu visus šitos fondus ir daugiausiai ir orientuojusi į technologijų 100 ir S&P 500. Matot, augimo procentai per metus kosminiai. Jisai dar, aišku, šitas moka fondas nedidelius dividendus, jų neakumuliuoja, o išmoka. Jį galite surasti EXXT tikeriu, paiešką vedat EXXT. Jeigu norit, visą laiką galite ir pasižiūrėti ir čia.
grafikus pasianalizuoti. Šiam Freedom 24. Prekyba. Čia yra eurinis fondas, 198 eurus kainuoja vienetas. Jeigu norite akumuliuojančio fondo, yra SXRV, tai jo kaina yra 1165 už vienetą, tai vadinasi, tiek turit pinigų sutaupyti, kad galėtume nusipirkti vieną fondo vienetą. Jeigu turit kažkokių, į kuriuos jūs investuojat fondus, tai būtinai pasidalinkit komentaruose. Kaip ir sakiau, skirsis dažniausiai fondo valdytojas, galbūt skirsis šiek tiek turto valdymo mokestis, bet fondo sudėtis dažniausiai bus tokia pati, jeigu tai yra pasyviai valdomas fondas, kuris seka būtent Nasdaq'o 100. Na ir dar noriu Jums parodyti grafiką, ką man sugeneravo ChatGPT, kaip galimai atrodytų investicinės grąžos investuojant į šios fondus, jeigu rezultatai būtų panašus, kokie buvo praeityje, ko galima tikėtis investuojant pinigus ilguoju laikotarpiu. Tai jeigu pasižiūrėsit, jeigu aš imu 30 metų investavimo po 150 eurų per mėnesį, sudėtinės palūkanos reinvestavimas ilguoju laikotarpiu padaro kosmosą, tik trumpuoju laikotarpiu tie rezultatai nėra kosminiai. Tai kuo turi didesnį kapitalą, tuo greičiau galit pasiekti pasyvias pajamas, jeigu ir investicinės grąžas. Jeigu aš pradėčiau nuo 100 000 eurų, nu, tai, kaip sako, Čarlis Mangeris, amžinatilis, jam yra pasakęs, kad pirmiausia 100 000 yra sunkiausias. 8% yra vidurkis viso pasaulio fondas, jis labiausiai diversifikuotas. S&P 500 vidurkis istorinis, jau nežinau, 100 metų beveik 10%, Nasdaq'o 100 yra 13%, pastaruosius 10 metų netgi buvo šiek tiek aukštesnis, bet, imkim, 13%. Tai po 30 metų kiekvienu atveju jūs būtumėte investavę 54 000 eurų, jeigu po 150 eurų per mėnesį. Na ir labiausiai saugus, labiausiai diversifikuotas fondas viso pasaulis, jūsų investicinė grąža ir kiek galutiniam taške pasimtumėt pinigų būtų 212, S&P 500 atveju 100 000 eurų daugiau, Nasdaq'o 100, technologijų 100 atveju 13% investicinės grąžos vidurkis, jeigu būtų visą laikotarpį, investicinė grąža būtų 564 000, tai vadinasi 10 kartų daugiau pinigų pasimtumėt negu investavot per 10 metų, kas yra tikrai kosmosas. Ir čia nėra kažkoks stebuklas, kad ir kokį fondą pasirinksite, tai bus geriau negu laikyti pinigus tiesiog sąskaitoje, nes pinigai tiesiog nuvertės. Jeigu jau laikot pinigus sąskaitoje ir jie nedirba, neuždirba pinigų, tai pasidėkit bent jau į mano jau minėtą D sąskaitą Freedom 24, kur uždirbsit už pinigų laikymą tiek eurais, tiek doleriais. Ir tai bus geriau negu tiesiog laikyti pinigus neįdarbintus. Na, o investuojant galima pasiekti dar geresnius rezultatus. Šiandien su Jumis pasidalinau 3 pagrindiniais populiariausiais fondais, kuriuos galima tiesiog investuoti ir turėti šiuos vidurkius, apie kuriuos aš kalbu. Ir jie yra tikrai diversifikuoti. Ir nėra taip, kad jūs investuoti kažkokią vieną kompaniją, kad vienai kompanijai kažkas atsitiks ir jūs prarasit visus pinigus. Kuo fondas yra labiau diversifikuotas, tuo yra sunkiau neuždirbti arba prarasti pinigus. Ką 100% žinau, kad jeigu žmogus neinvestuoja, jisai 100% praranda pinigus, nes pinigus valgo infliacija. Vėlgi, mano paminėtos sumos nėra kosmosas po 30 metų, bet turit jūs suprasti, kad mes 150 eurų imame ir niekad nekeičiam. Vadinasi, 30 metų nors ir uždirbam daugiau, ale investuojam vis tiek po 150 eurų. Tai logika yra ta, kad didėjant jūsų pajamoms jūs turėtume didinti ir savo investicijas ir čia galutiniam taške bus 2 milijonai, 3 milijonai ir ten 500 000 ta pinigų verte, jeigu jūs didinsit atitinkamai didėjant jūsų pajamoms ir savo investicijas. Tai tiek iš manęs šiandien. Tikiuosi, kad patiko šitas video. Paspauskit laiką ant šio video. Pasidalinkit šio video su draugais, kurie dar planuoja investuoti arba norėtų investuoti. Neturi galbūt laiko investavimui ir norėtumėt juos paskatinti, kad irgi investuotų kartu ir skirtų 15 minučių investavimui. Užsukite mūsų Facebook'o grupę, dalyvaukit diskusijose ir sėkmingo jums investavimo. Pasimatysim kitose video. Iki.